Kasgi atsitinka? Pabūdus ar prašviesėjus niekas išoriškai nepasikeičia. Pasikeičia žmogaus vidus, pasikeičia žmogaus požiūris, pasikeičia sąmonė. Pasaulis lieka taipogi suskaldytas, suskirstytas į atskirus dalykus ir reiškinius, tačiau pabūdęs mato gelminę visų reiškinių, visų žmonių, visų būtybių vienovę, mato gelminę vienovę. Ir todėl jisai nebeteisė, nebesmerkė. Nebeteisė ir nebesmerkė, nebesupriešina. Gėris ir blogis yra, taip mes jį patiriame ir skaudžiai patiriame, bet pačioj gelmėj jie gėris ir blogis vienas kitą papildo, vienas su kitu susivienyje. Tas pabudimas arba prašviesėjimas yra tik tai kitas požiūris į tuos pačius į dalykus. Yra gyvenimas, yra dvejopoj sąmonėje, dvejopoj būsenoj.